Sveikučiai, šiandien kepam net dvi lazanijas vienu metu. Kadangi darysiu dvi lazanijas, vieną vegetarišką, vieną normalią, tai ingredientų daug, bet apie viską iš eilės. Na, visų pirma, mums reikės balto padažo, tai šitas padažas yra kitame mano video, makaronų iškepti sūrio padaže, bet reikės pieno, miltų, sūrio, sviesto ir prieskonių. Raudonam padažui, aišku, reikės mėsos, tai aš darysiu du variantus, vieną iš vegetariško faršo, kitą iš jautienos. Ir aišku, mums reikės daržovių, tai svogūnų, morkų, salierų stiebų ir česnakų. Aš naudosiu makaronus, kurių nereikia apvirti, juos galima iš karto dėti ir apkepinėti. Taip pat reikės skanaus pomidorų padažo. Lazaniją kepsim specialiuose induose, bet tam, kad šiluma tolygiai pasiskirstytų, reikia dėti deflektorių. Ir kadangi indai stikliniai ir nepritaikyti būtent kamado, ne ketaus indai, tai naudosiu pradžiai paaukštinimą, kol viskas tolygiai iššils. Beje, lazaniją galima išsikepti ir mažesniam kamado, tam galima naudoti mažesnius indelius arba tą patį stiklinį indą, bet tada tik tai vienas variantas. Kuriam kepsninę ir kaitinam ją iki 200 laipsnių Celsijaus, tik atkreipiu dėmesį, kad ta temperatūra turi būti jau su visais priedais, su deflektoriais ir iš karto dėsim į karštą kamadą. Kol viskas kaista, susismulkinam daržovės, tai nekankinsiu jūsų savo peilio meistriškumu, tiesiog reikia kantrybės, viską smulkiai supjaustyti ir apkepti, kol suminkštės. Kai daržovės jau suminkštėja, tada dedam mėsą ir kepam toliau, kol didžioji dalis drėgmės išgaruoja ir lieka tik tai faršas jau, į kurį dedam papildomai dar pomidorų padažą. Viską dar kartą pakaitinam, galima pakepti ir daugiau mėsą, bet šiaip skonio reikalas. Šį padažą pagardinam pagal savo skonį, galima dėti juodų pipirų, druskos būtinai, na ir kažko aštresnio, tai čia jau kas jums patinka. Kai abu padažai jau yra paruošti, tai į sviestu pateptą formą dedam visų pirma baltą padažą, tada sluoksniuojam makaronus ir pertepam dar kartą, padarom kelis sluoksnius, čia priklauso nuo jūsų turimos formos, tai tų sluoksnių turėtų būti daugiau, kuo daugiau, tuo ji bus aukštesnė. Na ir toliau sluoksniuojam, tai dedam makaronus, dedam vėl baltą padažą, padažo konsistencija beje turėtų būti šiek tiek skaistesnė. Na ir aišku, kai jau manot, kad užtektinai to balto padažo sluoksnių, dedam raudoną padažą. Gali dėti daugiau arba mažiau, aš dar šiuo atveju pridedu sūrio ir vėl toliau sluoksniuojam. Tai priklausomai nuo to, kokį turit indą, kiek ten tų sluoksnių telpa, tiesiog viskas sluoksniuojam ir gerokai užpilam padažu. Na, kaip ir norėjosi dar vieną sluoksnį uždėti makaronų su baltu padažu, bet tiesiog indas nepakankamai aukštas ir pabijojau, kad viskas išlips per viršų, todėl toliau jau dėjau mėsos faršą ir ant jo šiek tiek balto padažo, ant kurio po to jau dedamas yra sūris. Sūrį, aišku, galima dėti tarkuotą, aš šiuo atveju dedu tiesiog tam tikrais kvadratėliais. Priežastis, nes darau vieną vegetarišką lazaniją, kitą paprastą. Ir tam, kad nesupainioti, tai vienos raštas bus smulkesnis, kitos stambesnis. Ir taip žinosiu, kuri yra su mėsa, kuri be, nes skonis iš tikrųjų nėra labai skirtingas. Na, darant vegetarišką variantą, iš esmės viskas tas pats. Šiuo atveju tiesiog papildomai dar daugiau įdėjau sūrio, bet kaip matot ir pagal konsistenciją, ir pagal išvaizdą vegetariškas faršas praktiškai niekuo nesiskiria nuo tikro mėsos faršo ir skonis yra labai geras. Kad būtų dar daugiau skonio, galima įdėti truputį į faršą grybų sojos. Kai jau kamadas yra įkaitęs ir lazanijos yra paruoštos, susluoksniuotos, viską dedam ant kaitros.
Jeigu būčiau daręs lazanijas ketaus induose, tai to paaukštinimo nereikėtų, galima būtų iš karto dėti. Šiuo atveju tiesiog pabijojau, kad indas gali sutrūkti, tai pradžiai dedu dvi lazanijas viena virš kitos. Kai jau indai įkais, tada tiesiog dėsiu vieną šalia kito ir kepsiu toliau. Kadangi temperatūra viršuje ir apačioje grotelių yra skirtinga, tai kepimo metu dar vieną kartą tiesiog apkeičiu vietomis, apatinę perdedu į viršų, viršutinį į apačią ir dar šiek tiek pakaitinu. Tai viskas maždaug užtrunka apie kokias 10 minučių vieną kartą ir 10 minučių antrą kartą. Maždaug po 20 minučių jau galima abu indus dėti šalia vienas kito, nes viskas jau yra pakankamai įkaitę ir pavojaus, kad sutrūks stiklinis indas, turbūt jau nebėra. Dar tas lazanijas būtų gerai apkeisti vietomis laiks nuo laiko, tai aš kas 10 minučių tiesiog paimu ir apkeičiu jas, patraukiu vieną į vieną pusę, kitą į kitą pusę, taip gaunasi tolygesnis kepimas. Viso kepimo metu temperatūra turėtų būti apie 200 laipsnių Celsijaus. Kepimo procesas užtrunka apie 50 minučių, tai kadangi visi ingredientai iš esmės yra, išskyrus makaronus, jau yra paruošti, tai reikia tik tai, kad makaronai suminkštėtų. Žiūrėkit ant pakelio. Prieš ragaujant dar reikėtų leisti šiek tiek ataušti. Na ką, puikus skonis ir vegetarai ir mėsėdžiai patenkinti. Skanaus ir iki kito karto.